Džiaugiamės, kad pagrindiniai ir patys geriausi portalai šiandien tikrai dalyvauja mūsų spaudos konferencijoje. Aš esu Marius Misiūnas, Lietuvos nacionalinės rinktinės vyr treneris, todėl esu įpareigotas pradėti šią spaudos konferenciją ir norėčiau šiek tiek pristatyti, kas joje dalyvauja. Pradėsiu gal nuo šių varžybų vyr teisėjo, tai yra Zigmas Baitis. Jis atstovauja Klaipėdos sporto klubo Lokys. Taip pat yra vienas iš Big Fight projektų įkūrėjų. Taip pat Lietuvos Muay Thai sąjungos prezidentas Nerijus Žukas. Šių varžybų komisaras bus atstovas iš Vokietijos Branko Gimsič. Taip pat spaudos konferencijoje dalyvauja Lietuvos Muay Thai sąjungos generalinis sekretorius Nerijus Lukšas. Ir jūs matote visą eilę pavardžių Lietuvos sportininkų ir sportininkų iš Tailando. Gale sėdi Tailando komandos treneris. Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad Lietuvoje pirmą kartą įvyks šis mačas Lietuva prieš Tailandą. Taip pat mūsų turnyro metu bus keletas superkovų. Viena iš jų tai yra sunkiasvorių dvikova. Martynas Knyzelis surems pirštinės su Sergejumi Maslobojevu, kuris šiuo metu dalyvauti spaudos konferencijoje negalėjo, bet tikrai dalyvaus varžybose. Taip pat vyks kova dėl unikalaus antikvarinio diržo, kuris 2000 metais turėjo būti iškovotas Vokietijoje, vykstant Lietuvos ir Vokietijos komandų susibūrimui. Bet taip jau atsitiko, kad tada neįvykusi kova įvyks rytoj, kurioje Tomas Marciulevičius susigrums su atstovu iš Vokietijos Jakob Siden. Ir esminis įvykis tai kova dėl pasaulio čempiono titulo International Muay Thai Council organizacijos, kur Deividas Danila susikraus svorio kategorijoje iki 63,5 kg su tailandiečiu Tosapon Punpovu. Tai dabar keletą žodžių norėčiau, kad tartų varžybų vyr teisėjas Zigmas Baitis.